Taigi, toks anekdotas, reiškia, visą laiką žydai savinasi kitų nuopelnus. Ir aiškina, kad jų kaltės iš esmės įdėtos į paukščius sudegusios už nuodėmės, reiškia. Tai vat kitas dalykas, reiškia, vėlgi žydų interaktyvus kvailiojimas tapęs interaktyvių žaislų žaidimas, kuris nebeefektingas matematiniu požiūriu šitos kombinatorikos ir laiko algoritmo klausimu. Tad jeigu šitaip žydų dešimtukai iki šiol lošiantys, žinantys, kaip sulošti ir kaip kas būsia, iš esmės netgi nėra atpažinimas naujos aibės ar naujo algoritmo mokslinio, ar ne? Tai vat aš įsivaizduoju, kad su traktoriumi išvažiuoja, reiškia, dešimtukai iliuzijų, reiškia, nakleikom įsivaizdavę pasibandysia, bet aš nakleikas nuo traktorių, reiškia, šitų visų pačių didžiausių pasauly. Vat garbės narcisistinės, vat žydų tautos dešimtukų, kad patys svarbiausi visam pasauliui, žinodami, kaip sulošia, pasidėdami po pažaiščią savo, reiškia, įsitikinimus teisinius, o kodėl jie taip galvoja, o jeigu ne, tai jie buvo ligoniai. Taigi dešimtukų kaip po kombinatorikos. Ar suradę žydai, ar saulę atradę, ar mėnuliai išmiegoję. Nieko. Sėkmės traukiniam ir traktoriam vežti geduką, reiškia, kas ten dar toks buvo, Bamžvytį ir laimutę iš Danijos.